Marija, sakyk, kalbant apie praėjusį sezoną, kaip derlingumai pas tavęs rajonuose, kaip derliai ir ūkininkai nusivylę, kaip pavyko parduoti? Derlingumai tikriausiai būtų įvairūs, nes regionais labai skyrėsi, nes kur daugiau gavo lietaus, tai tikrai geriau. Ir veislės tikrai skyrėsi, derliai veislių, tai būtų taip maždaug, manau, rapsų nuo 3 tonų, 3,5, taip vidurkis, 4 tonus, gal kažkur ir virš 4 truputį buvo, bet maždaug 3,5 tas vidurkis turėtų būti per regionus. Ir kviečių, gal 7 su trupučiu, net negalėčiau pasakyti tiksliai, nes kai kurių veislių buvo ir virš 9 tonų, kai kurių veislių ir virš 5 tik tai tonų, tai labai tas didelis intervalas svyravo tarp tos tonažų. O būtent dėl kokybės, tai kokybės irgi tikrai įvairios labai buvo. Didelė dalis krypo į 2 klasę ir žemyn. Tai tikrai šįmet nebuvo ūkininkai labai patenkinti tą kokybę ir tuo tonažu tikriausiai, nes vidurkis vis tiek nesigavo labai geras. Būtent su pardavimo kainom, tai šįmet tikrai ne tie metai, kaip ūkininkai uždirbs ir geriau pradės gyventi, ar galės naujos technikos įsigyti ir kažko, ar atostogaut kažkur, sėdės kaip mes lauke dabar sėdim. Ir įsivaizduos, kad prie jūros. Taip. Tokios ir atostogos visų laukia. Tai, o būtent kaip pas jūs girdėjau kažkaip geriau, jūs ten daugiau lietaus gavot kažkuriais tarpais ir lyg kažką geresnio girdėjau. Iš tikrųjų, Vidurio Lietuva, kaip ir sakau, gegužės mėnesį gavo kritulių ir tai pasijautė. Ir dažniausiai Suvalkijoj turbūt derlingumai dažnai būna didesni negu, sakykime, ten Jurbarkas, Raseiniai, Panevėžys. Bet šiemet, sakykime, Vidurio Lietuvoje tai irgi labai priklausė nuo veislių, bet taip manau, kad apie 7 tonas irgi vidurkis kažkas tokio gavosi. Rapsai, manau, tarp 3 iki 3,5 tam tarpe, tačiau šiek tiek buvo ir ten, kur nebuvo gauta kritulių ir labai šalnas iš tikrųjų paveikė. Ir rapsai turėjo tik tai 2 tonas vidurkį, to buvo tokių, nors rapsai atrodė įspūdingai, didžiuliai 2 metrų, bet problema buvo, kad iš esmės šoninės šakos neatidavė to savo derliaus potencialą ir realiai augalas užskubėjo tik per centrinį stiebą suformuoti didžiausią derliaus kiekį, o tada šoninės jau buvo nebe tiek intensyvas, nes aišku ir vabalų kontrolė labai daug buvo, kadangi anksti prasidėjo sezonas, tai buvo jau pastebėti pirmieji stiebiniai paslėptas straubliai dar prieš Velykas, kas buvo labai anksti ir buvo dar ūkiai, kur dar į purkštą neįsitraukė iš garažo, o jau reikia realiai purkšti. Tai tokių visokių, kiekvienas, ūkis, net kiekvienas laukas turi savo istoriją ir neaišku kaip, kur... Nes vienam kaime lyja, kitam ne ir skiriasi irgi tas tikrai. Kalbant dėl kokybės, tai vyravo 2, 3 klasė, buvo ūkių, kurie ir ekstras užaugino, tačiau esminė problema buvo glitimas. Per mažas glitimas ir net tai tie, kurie dar darė ant varpų, sakykime, važiavo dar su karbamido tirpalais, tai šitie vis tiek didžioji dalis 2 klasę turi. Bet tie, kurie nevažiavo ir dar vis tiek, kadangi savikainos yra aukštos, tai buvo mažesni azoto kiekiai panaudoti. Pas kai kuriuos, tai ten jau yra tik tai 3 tonos, tai 3 klasė ir, turėjau irgi tokių klausimų iš ūkininkų. Sako, Arnai, bet šitiek sudėjom tą karbamino tirpalus purškiam. Ir sako, 2, 1, o tai kodėl ne ekstra? Bet kai Liepos vidury kuli, tai nėra augalo biologiškai Bet ir aplamai priklauso, manau, kiek aplamai azotų atidavai, kiekvienai tonai skyriai to azoto ir koks tas tonažas, jeigu ten, tarkim, iš kažkurio lauko buvo 8 tonus, o azoto ten 160, tai tikrai nereikia tikėtis labai aukštos tos kokybės. Nes matematiškai nes šiuo atveju šį sezoną gamta
nedavė tau, tai tu jau tada, ką galėjai pats irgi buvai ant ribos padaręs, nu tai nėra ką norėti. Ir aš tai manau, kad gal to azoto paprasčiausiai jis tuo metu, kada mes jį panaudojom, gal nebuvo visai augalui prieinamas, arba buvo ir, žinau, pavasarį tikrai tuo metu lietaus, kada buvo tręšimai pagrindiniai, tai dalis to azoto ir įsiplovė, tai augalui jau kažkiek ir trūko, nes dauguma, kiek girdėjau iš ūkininkų, tai jie šįmet nedarė tų papildomų tręšimų ant vėliavinių lapų. Kažkaip, visi stengiasi pataupyti, nes pernai metai kažkaip parodė, visi galvojo, kad prasčiau bus, o gavusi tikrai geriau, tai va šįmet metai atvirkščiai viską parodė. Tikrai sutinku. Kiekvienais metais vis mokomės ir kiekvieni metai skirtingi labai. Ir šiaip labai geras pasakymas, kad kiekvienais metais tu agronomas esi tarsi vėl švarus lapas, tarsi nuo nulio. Tikrai teisybė.